Sveiki sugrįžę į mūsų kanalą Ne tik raumenis. Šiandien aš, treneris Rolandas ir mano kolega Andrius. Planuojam pakalbėti apie anabolinius steroidus, tai rizikos, faktai, realybė ir ką būtina žinoti prieš priimant sprendimą. Tai va. Taip, pakalbėsim. Tema kontroversiška, tačiau viskas bus atvirom kortom. Jeigu kils kažkokių klausimų, turbūt jų gali kilti. Visada galit paklausti komentaruose. Aišku, galit ir ChatGPT paklausti šiais laikais, viskas yra paprasčiau. Bet iš praktikos aš jos nemažai turiu susidūręs gyvenime su tuo. Tai pasidalinsiu. Rolandas turi, sakė, nemažai klausimų paruošęs tą temą. Jo. Ir svarbiausia, nepamirškit like, share ir subscribe. Būtinai, be šito niekaip. Be šito net žiūrėti šito video negali. Ir komentarai. Ir komentarai, jo. Pirmas klausimas būtų tau, Andriau, kas yra anaboliniai steroidai ir kuo jie skiriasi nuo legalių sporto papildų? Gal galėtum paaiškinti paprastai? Taip, galiu papasakot galiu paprastai, nes nemėgstu aš tų mokslinių visų terminų. Anaboliniai steroidai, tai iš esmės daugumai žmonių, kad lengviau suprasti, tai iš esmės yra hormonų grupė, steroidų grupė, kurios dažniausiai žmonės naudoja tam, kad pagerinti savo sporto rezultatus, pagerinti galbūt vyriškumą, sakykime, sustiprinti vyriškus kažkokius dalykus, tai libido ir panašiai. Ir iš esmės kaip ir du tokie, sakyčiau, gal pagrindiniai. Aišku, mes galim čia pasižiūrėti iš medicininės pusės, kam jos dažnai naudoja irgi, bet jeigu taip kalbam apie tą juodą rinką, kur žmonės sugalvoja dėl kažkokių tai išvaizdos gerinimo, tai mes šiandien iš tos pusės ir kalbėsim, ne iš medicinės pusės. Ir dar iškart norėčiau gal pabrėžti, kad visus atsakymus, kuriuos aš atsakysiu Rolandui, tai jie visi yra tikrai daugiau mažiau iš mano patirties. Aš nebandysiu jūsų mokyti, ar mano žodžiai tikrai nebus kažkokia tai 100% tiesa. Tai visada viską eikit patys researchinkit, bet kiek suprasiu, tiek pasidalinsiu. Tai dabar jeigu žiūrėti apie papildus ir hormonus lyginti, tai papildai dažniausiai tai yra kažkokios tai maistinės medžiagos, ekstraktai kažkokie, tai žodžiu, mes papildų formoj gaunam medžiagas, kurias mes gaunam su maistu. Taip. Dažniausiai. Arba pavyzdžiui, patys kažkokią medžiagą pagaminam gavę su maistu. Tai papilduose galim irgi gauti kažkokius tai prekursorius kažkokiai tai medžiagai. Tai dabar, ką aš dar norėjau pasakyti, tai yra absoliučiai skirtingi dalykai. Iš viso. Tai net nežinau, galbūt aš tai pasakysiu, kad jeigu palyginti maisto papildus su anaboliniais steroidais iš to vadinamo, čia kvailai gal, žmonės būna susigalvoja patys, kas stipriau veikia. Tai žodžiu, sterai būtų kaip kelionė į mėnulį. Taip. O papildai būtų kaip su trūliku važiavimas iki turgaus. Žinai, tai maždaug, kad įsivaizduoti, tikrai didžiulis yra kontrastas, bet viskas, kas duoda labai didelius pojūčius ir poveikius staigiai, tai visi šitie dalykai dažniausiai po to atima iš tavęs kažkokį tai, sakykime, resursą, potencialą iš tavo ateities. Taip. Tai paprastas pavyzdys. Išgeri energetinį gėrimą, tau sukyla viskas, bet po to gali krešinti ir darbingumas mažėja. Tai anaboliniai hormonai nėra stimulantai, bet jie irgi duoda panašų poveikį, kas liečia tą būtent progresą ir po to kritimą. Nežinau, ar ką nors praleidau. Aš tai gal pridurt norėčiau, aš jeigu neklystu, dar kai mokiausi universitete, sakė, kad būtent anaboliniai steroidai labiausiai buvo išrasti dėl to, kad egzistuoja tokia liga kaip sarkopenija, tai raumenų nykimas. Ir kai žmogus serga sunkiai, tai jam juos suleidžia, bet čia, kaip suprantu, gydymo tikslais, ne tam, kad jisai užsikočiuotų ten. Jo, tai pirmas dalykas, visi farmakologiniai dalykai, viskas ateina iš medicinos. Ir tiesiog
per juodą rinką po to žmonės juos pradeda naudoti, kaip čia nežinau, tas tinkamas žodis rekreacijai, bet daugiau naudoja pagal save. Tai čia tas pats Mildronatas, apie kurį kalbėjom, žinai, jis irgi buvo sukurtas kažkokiom tai širdies išeminėm ligom ir panašiai. Kad praneštų deguonį kraujas greičiau. Ir tai buvo padaryta ne sportininkam, tai buvo padaryta, tai čia yra toks pagrindinis dalykas, sakykime, kad farmakologija, ypatingai testosteronas arba visi iš testosterono kažkokie išvesti komponentai, nes šiaip, jeigu kalbam apie anabolinius steroidus, tai kaip sakoma yra, tėvas yra testosteronas, o visi kiti yra iš testosterono išvystyti, tai kažkokia tai ten pakeista yra jų cheminė formulė ir automatiškai yra išrandamas kažkoks tai naujas steroidas, kuris galbūt turi kažkokį tai privalumą prieš kitą, bet kažko neturi, ką turi kitas, nes mes visi turim skirtingas situacijas, tai jeigu ten gilintis, tai nuo situacijos labai priklauso ir kokius steroidus ten vartoti ir taip toliau. Tai dabar, jeigu grįžtam prie tos medicininių dalykų, sarkopenijos, tai sarkopenija yra lygtais raumenų irimas. Nykimas. Nykimas. Tai sakoma, kad jau 30 metų sulaukęs vyras maždaug po 1% testosterono praranda kiekvienais metais natūraliai. Taip. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes po 30 metų jau turėsim dvigubai mažiau testosterono. Taip, plius minus, jeigu taip skaičiuotumėm. Ir tai tikrai smarkiai kala per vyriškumą, viskame kame. Aš čia nekalbu apie sporto rezultatus ar apie raumenis, bet raumenis krentant testosterono lygiai. Nes testosterono tikslas yra gavus baltymų, pradėti baltymų sintezę ir juos pasisavinti. Tai pats testosteronas raumens neaugina. Jisai padaro tam tikras funkcijas. Baltymų sintezė. Baltymų sintezė. Ir kuo daugiau testo, tuo iš esmės didesnė baltymų sintezė ir tu gali daugiau pasisavinti tų baltymų ir automatiškai dėl to tavo raumenynas greičiau auga. Ir viskas. Tai čia toks momentėlis. Kas dar? Dėl sarkopenijos. Tai šiaip tai tikrai nėra, sakyčiau, galbūt pagrindinis momentas, kurio reiktų sulaukti, kada jau pradeda gydytojai gydyti to testosterono, nes sarkopenija, man atrodo, čia jau dažniausiai jau skaitasi kaip įsibėgėjęs procesas vyresniam amžiui. Bet realiai, kiek gyvenime sumatęs jaunų žmonių tyrimų testosterono, kiek pas mane ateidavo ir vidutinio amžiaus žmonių, tai labai situacijos skiriasi. Tai jeigu anksčiau būdavo kuo jaunesnis, to didesnė tikimybė, kad daugiau testosterono turėsi, dabar aš pradedu atvirkščiai matyti. Rimtai. Kuo vyresnis, to daugiau testo. Kodėl? Nes pas jį dar daugiau proto, jis dar nėra šios kartos žmogus, jis dar antiek į save nededa to visko, ką dabar deda jaunimas. Tai turiu omeny, koks gyvenimo būdas, ką valgo ir taip toliau. Ir tikrai, jau gal metų bėgiai, kiek su kuo iš klientų prašiau pasidaryti testosteroną, tai realiai vyresni klientai turi daugiau už jaunesnius. Tai ką noriu pasakyti, kad labai smarkiai krenta jaunų žmonių testosterono lygis ir jisai kris ir toliau, nes gyvenimo būdas... Vaisingumo klausimai jau susiję labai. Tai Rolandai, testosteronas lygų vaisingumas dažniausiai, ne visada. Aišku, bet testosterono vaisingas nebūsi, bet tai yra pats pagrindas, kuris turi būti, kad tu būtum vaisingas. Ir jisai turi būti dažnu atveju natūralus, nes jeigu tu leidi į save dirbtinį kažkokį hormoną, tai tavo... po to pats nebegaminsi. Žinai kaip yra, Tikėtina. Žinai kaip yra, pasakysiu taip. Jeigu tu leidi kažkokį hormoną į save ir kūnas mato, kad pas tave yra to vyriško hormono daug, tai jisai nustoja savo gaminti. Ir kai jis nustoja gaminti savo, bet nuo to ir priklauso, kiek daug tu naudoji ir kiek ilgai tu naudoji, nuo to priklauso, kiek tavo sistema užmigs. Ir kaip po to iš to dugno tu pakilsi. Tai čia turbūt toks esminis momentas ir kai būna žmonės klausia, kokios rizikos ir panašiai, tai labai priklauso nuo žmogaus esamos situacijos individualiai. Kiek jam metų, koks jo lygis testosterono, kaip jisai reaguos į tos hormonus, hormonų terapiją ir panašiai. Tai šiaip testosteronas, tai kaip vaistas naudojamas testosterono pakeitimo terapija, TRT, testosterone replacement therapy,
Tiesiog žmonės į savaitę, į 10 dienų, į 2 savaitės gauna apie 100 mg testosterono, kuris principe palaiko jų natūraliai pagal jo amžių, kiek jisai gali maksimaliai gaminti to testosterono. Tai vat, pavyzdžiui, jeigu dažniausiai tas lygis yra nuo 0 iki, tarkim, 30, nu, vat intervalas, jeigu tu eitum kraujo tyrimą darytis, gautum kažkokį skaičių, ne? Taip. Tai kai tu sėdi ant TRT, tikslas yra palaikyti kuo aukščiau, nu, išnaudoti tiesiog tą TRT. Nes vos tu tik tais išlipi iš tų natūralių ribų, iš karto atsiranda tikimybė, kad tu susidursi su kažkokiais šalutiniais. Tiesiog per daug testosterono, tada kitko kažko per daug, tas kitko per daug kažką kitą išreguliuoja. Tai va taip pas mus iš esmės ir vyksta. Tai va su hormonais čia ir yra didžiausia problema, kad gal ne tiek, kiek pats hormonas kažką blogo padaro, kiek padaro jisai iš jų per daug. Jo, tiesiog ilgainiui išreguliavęs tavo hormoninę visą sistemą, sakykim taip. Aišku, yra ten, nu, kaip čia pasakyti, patys iš savęs sterai, tai irgi, nu, gali sukelti ir organų kažkokias tai problemas, spaudimas ir padidėjęs cholesterolis. Tai čia tuo pačiu, jeigu vartoji steroidus raumenų auginimui, tai širdis irgi, nepamirškime, yra raumuo. Taip. Ir tuo pačiu didėja širdies raumuo. Taip, taip, aš nežinau, ar jinai ten labai smarkiai didėjantis raumuo yra, nes, nu, mes dabar supraskim, kad šiaip raumuo, nu, pabandykim pamastyti tiesiog, va dabar kaip ne kokie nors ten labai išmanantis, o tiesiog neišmanantis žmonės, logiškai, žiūrėk, kaip viskas yra, va. Jeigu žmogus nesportuojantis leistųsi testosteroną, jis raumenų smarkiai neužaugins, nes nėra raumenim pasipriešinimo, stimulo, mikroįtrūkimų kažkokių. Kažkiek pagerės tonusas, bet smarkiai tenais neužmes tos mėsos. Tai su širdim yra panašiai. Jinai negaus papildomai kažkokio tai kaip raumuo, kažkokių tai daugiau grūzo, bet jinai gaus, kaip čia pasakyti, jinai vis tiek bus linkusi šiek tiek labiau didėti negu šiaip žmogus, kuris sportuoja. Vėlgi pradėkim nuo to, kad, tarkim, jeigu žmogus kilnoja svorius, dirba daugiau, sakykime, realiai su svoriais, tai širdis pati iš savęs linkusi yra padidėti. Nes kuo tu daugiau raumenų nori turėti ant savęs, tuo širdžiai reikia daugiau su vienu suspaudimu ir paduoti kraujo, išmėtyti. Dėl to širdis padidėja, sustiprėja ir panašiai. Tai kai žmogus nulipa nuo sporto, širdis lieka, o raumenys susitraukia. Ir tas disbalansas ir yra pavojingas. Taip. Tai, vat, pavyzdžiui, sarkopenija, ne? Žmogus, tarkim, visą gyvenimą sportavo ir kažkokio laipsnio sarkopenija turi, ne? Tai, o testosterono labai va mažai. Ir pradeda jam kristi raumeninas, kraujagyslių sistema išvystyta ant to buvusio raumenino. Taip. Ir viskas, ir labai didžiulė tikimybė visokiems infarktams, trombams ir taip toliau. Tai, kaip sako, kad jeigu žmogus jau nusprendžia ten, ar dėl sveikatos, ar dėl amžiaus nustoja sportuoti, tai reiktų tą daryti palaipsniui, arba kažkokią formą vis tiek judėti, nes, kitaip... Iš esmės tai judėjimas yra gyvybė. Ja, tai savo kūnui reikia atsidėkoti tuom, kad skirti keletą valandų per savaitę judėjimų, o geriausia vis tiek, kuo esi vyresnis, tuo labiau pasistengti, kad jėgos treniruotės išliktų. Vien tam, kad raumenys, kaip sakai, gautų stimulą ir jie nenyktų. Ja. Nes, žmogus, esate tikrai matę ne vienas tų tokių šustrų močiučių senelių, kurie prie savo metų atrodo, Jėzus, labai gerai. Tomas Kruzas? Jo, senelis, galima sakyti, prašau, pavyzdys. Galima atrodyti gerai, tikrai, žinai. Aišku, sutikim, visi suprantam, kad tenais žmogus, kai daugiau pinigų turi vis tiek priežiūros, operacijos visokios, jisai turi vis tiek didesnės galimybės galbūt tam, bet ką noriu pasakyti, kad, yra lygiai taip pat tų pačių aktorių kaip Tomas Kruzas, kurie labai prastai atrodo. Čia yra žmogaus pasirinkimas, kokiais gyvenimo būdą nori vesti. Tai senstam mes visi, bet mes pasirenkam, kada mes pasenstam.
Vienas gali 50 metų jau atrodyti nekaip, o kitas va 70, jisai įlipa į eketę, prabėga biški krosiuką, ateina į salę, masalapų padaro. Nu čia žinai, mažai tokių. Tai aš salėje prieš 2 savaitės su vienu vyruku kalbėjau, aš galvodavau, kad jam apie 40, bet atrodo toks labai stiprus žmogus, kai pasakė, kad jam 60, gal jau 5 metai, galvoju, toksai, ta prasme, geriau negu Tomas Kruzas, tai tikrai atrodo. Ir jisai ne iš tų, kuris darytų dar operacijas, nes vis tiek finansai kitokie. Nu tai aišku, žaidžia daug dalykų ir genetika, bet aišku, ta prasme, jeigu žmogus nedėtų pastangų, jis taip netrodytų, žinai. Gerai. Mano šiaip įdomus dar sekantis klausimas būtų, kaip manai, ar egzistuoja Lietuvoje toks dalykas, kaip ateini į papildų parduotuvę ir iš po stalo, tarkim, kažką... Buvo kažkada tai tokie laikai, patys žinot, aš 10 metų pradirbęs maisto papildų parduotuviai, tai nors aš to neužsimdavau, mano kolegos neužsimdavo, nu šiaip kažkaip mūsų šopas nebuvo tas, galbūt ir savininkas nebuvo suinteresuotas iš šitus dalykus. Tai mes nebuvom ta vieta, bet aplinkui taip, būdavo ne vienas šopas ir aš pats girdėjęs ir matęs ir žinau, kad tikrai įmanoma. Tiesiog, tu turi, kaip aš sakau, tu turi tiesiog žinoti, kaip prieiti, nes bet kam neduos, nes gaudo žmonės, ta prasme, kurie pardavinėja farmakologiją, nes tai yra, man atrodo, irgi link baudžiamosios. Jo, ar kažkas, ta prasme, jau yra, nėra taip, kad tu gali pardavinėti. Tai dar anksčiau tu galėdavai per Skelbiu LT nusipirkti farmos, o dabar tu realiai, jeigu jau įdedi bet kokį vaistą į Skelbiu LT, tau iškart ištrinamas skelbimas yra jau sistema. Tiesiog, tai tikrai galima būdavo nusipirkti papildų šopose, o kokiam nors Egipte, Turkijoje, tai po šiai dienai turbūt galima nuvažiavusi bet kokią vaistinę nueiti nusipirkti, bet vėlgi su parvežimu, hebra, nesugalvokit, nes galite ir likti ten po to. Jo, ne ten, gal čia liksit, bet jau nebepamatysit namų. Dėl ko aš uždaviau šitą klausimą, visai atsimenu, prieš gerus metus girdėjau tokį gandą, kad sporto salėje, tokie 16-mečiai, 17-mečiai, bet pagal išvaizdą, sakyčiau, jisai pernelyg didelis vaikinukas. Ir kažkaip iš šono būdavo girdėdavosi, kai sako, aš čia nuėjau į papildų parduotuvę, ir iš po stalo ten būna ištraukia. Ir tiesiog pasidarė smalsu, ar iki šiol dabar įmanoma taip. Tai aš įtariu, kad jeigu tas vyrukas kažkaip gauna, gal ir įmanoma. Ne, tai kad gauti, tai įmanoma visko šiais laikais, žinai. Bet jau nebėra gal tokio, viskas griežtėjęs. Viskas labiau kontroliuojama ir tiesiog tų vietų, kuriuose tos farmakologijos rast gali jų mažėja, žinai. Bet yra juoda rinka, kaip nesuksi, bet dabar šopose tai tikrai, prasme. Jeigu ateisit ir sugalvosit papildų parduotuvėj paklausti, ar yra sterų, tai iškart pagalvos, kad policininkas esat, iškart. Nes, prasme, čia, nežinau, kaip užeiti, nežinau, belenkur užeiti ir paprašyti narkotikų kokių nors, žinai, kokį vakare nueik į naktiniam klube pas barmeną, paprašyk, žinai, kokiu nors milteliu. Aš manau, kad jisai turi galimybę prieiti, bet, jeigu jis tais nepažįsta, tai atsakykime, iki policijos iškvietimo. Man šiaip dar įdomu, kas gali paskatinti, pavyzdžiui, jauno amžiaus vaikiną įsigyti, tarkim, tokių preparatų. Kultūra, aš jau Rolandai supratau, kultūra kokia yra dabar? Dabar kultūra tokia, kad viskas greitai, paprastai, nori būti milijonierius, per savaitę jau turi kažką tai išsukti, čia kreditai, paskolos, viskas, noriu, čia viskas yra čia ir dabar. Tai aš manau, kad iš tos pusės, aš pats save atsimenu, kai buvau jaunas, 16 ten metų, 15, kai pradėjau į sporto salę eiti ir man irgi norėjosi greičiau visą kitą, bet aš kaip tik buvau labai kažkoks tai taip, kaip pasakyti, motyvuotas natūraliai išspausti kuo didesnį rezultatą. Tai aš matydavau tiek, kiek mano draugai ar pažįstami, kurie mano metų jau mokyklai užsidėdavom farmus. Bet bet esmė yra tokia, kad, labai priklauso iš tikrųjų nuo žmogaus, bet kiek aš paskaitau statistikų,
ten būna ar šiaip tiesiog random išmeta kokiam feed'e. Nublemba, kas antras žmogus, jeigu nedaugiau, salėje naudoja kažkokią tai farmakologijos, kažkokią tai Tai iš formą. vyrų labiau pusės. Vat blemba, nežinau, žinai, kažkaip niekada gyvenime neteko man nei pažinoti, nei bendrauti su kažkokia tai taip giliau su moterim, kuri užsiminėja to sportu, žinai. Bet, pradėkime nuo to, kad moters tikslas atėjus į salę ir nėra tos mėsos daug užauginti, žinai. Tai galbūt jau jos požiūris, moterų ta kultūra, ką jos nori, jau jinai pati iš savęs nėra orientuota į tą farmakologijos didelį kiekį naudojimą, žinai. Bet taip, moteris irgi naudoja, tik tais vėlgi, tos, kurios supranta, naudoja vieną, tos, kurios nesupranta, naudoja kitą. Pradėkime nuo to, kad jeigu moteris naudoja farmakologiją, anabolinius steroidus, tai iš esmės praktiškai niekom beveik nesiskiria nuo to, ką darytų transgenderis. Supranti? Tai realiai situacija tokia, kad lygiai taip pat gauna, jeigu moteris nori konvertuotis į vyrą, gauna hormonus vyriškus. Balsas pradeda keistis, ten, žinai, pečiai platėti, plaukai augti ir taip toliau. Tai moteriai yra sudėtingiau ir automatiškai reikia tada spręsti, ką daryti, tipo, ar iš visgi, ar žiūrėti į tą pusę ar ne. Sekantis klausimas būtų, kokie mitai apie steroidus yra, pavyzdžiui, patys pavojingiausi tavo nuomonė? Mitai, nes mitų galima ir gerų, ir blogų. Šiaip dažnas žmogus, gal aš iš tos pusės pasakysiu, kad dažnas žmogus atsisėdęs ant farmakologijos, užsihypina, jaučiasi labai gerai. Dažniausiai. Ir va čia ir yra toks savotiškas apgavimas savęs. Taip. Nes, sakau, tu imi resursą iš ateities. Taip. Aišku, čia galima ir ginčyti su manim, iš kurios pusės pasižiūrėsi, bet jeigu mes kalbam apie tipinį žmogų, kuris tiesiog atsisėda ir kursuoja ant kurso atsisėdęs, tai jis jausis gerai, bet tas gerumas gali pradėti kristi netgi ant to pačio kurso, kai jau kūnas išsibalansuoja ar prasideda kažkokie šalutiniai efektai. Tai mitai. Galbūt dar pasakysiu iš tos pusės, kad aš nenoriu ir tų sakyti mitų, kurie yra neteisingi, kalbant apie farmakologiją, Taip. bet aš bijau, kad tie mitai bus skatinantis vartoti. Jo. Tai aš jų gal neliesiu. Jo. Bet iš tų tokių dalykų, pavyzdžiui, esu girdėjęs, kad testosteronas nieko blogo nepadarys. Vėlgi, viskas priklauso nuo kiekio, bet ir bet kokia išorinė medžiaga cheminė duoda kažkokį tai efektą neigiamą. Ir jeigu tu sugebi taip viską susidėlioti, susireguliuoti, kad tie šalutiniai bus minimalus arba jų iš vis niekada nebus, tai viskas gerai, bet dažnu atveju žmonės tiesiog gyvendami su tuo nepradeda nepastebėti arba nekreipdėmėsi į šalutinius, nes jie iš karto staigiai neišlenda. Pradeda, nežinau, plaukai slink, pavyzdžiui, žmogus turi giminiai, ar ten tėvas, plinka plaukai. Ir jeigu tu pradėsi naudoti farmakologiją, farmakologija padidins DHT kiekį, dehidrotestosterono lygį. Ir dehidrotestosteronas dažniausiai ir yra priežastis, dėl ko pas vyrus, kuriems yra paveldinama slinkimas, Taip. dėl ko jiems gali pagreitėti plaukų slinkimas. Ir žmogus gali, tai dėl to jūs dažnai ir pamatysit žmogų kačioką su daug raumenų, kuris bus plikas arba trumpai kirptas. Kodėl? Tai todėl, kad slinkimas didžiulis. Bet čia ne visada taisyklė ir čia, ta prasme, jeigu žmogus atsineša genetiškai iš savo praeities gyvenimo, sakykime, atsineša genetiškai tą lygą, tada tiesiog tu paaštrinsi. Vėlgi, lygiai tas pats, aš manau, yra su širdim, su kraujagyslių sistema. Jeigu tu turi kažkokių tai ten problemų genetinių, tai tiesiog farmakologija tau paskatins. Nesvarbu, koks kiekis, kuo didesnis, tuo labiau. Tai bet vėlgi, žiūrėkit, yra toks dalykas. Tai yra vaistas padėti žmogui. Taip. Pradžioj, dėl ko jis buvo sukurtas. Tai visada gydytojai pasveria minusus ir pliusus pagal žmogaus situaciją. Ir kartais reikia rinktis mažesnę blogybę
iš didelių blogybių. Taip. Tai tikrai nuoširdžiai pasakysiu, žmogui, kuriam prasideda sarkopenija arba jau yra pakrytęs tas testosterono lygis per smarkiai negu pagal jo amžių, tai pirmiausia, aišku, reiktų atstatinėti jį įvairiais būdais. Tai šiandien tikrai nemokysim jūsų to daryti, kaip atstatinėti tą natūralų testosteroną, bet išeičių yra. Ir kai tu jas praeini ir nekyla testosteronas, tada tikrai yra mano nuomonė geriau atsisėsti ant TRT vadinamą. Taip. Iki gyvenimo galo, nes jeigu jau atsisėdai, tai negydymas, tai yra jau, kaip nežinau, insulinas diabetikui. Taip. Tai duoda ne tam, kad insuliną pradėtų gaminti, o tam, kad pakeisti tą, kurio nedagamina, žinai. Mintį biškį pamečiau, bet esmė tokia, kad žmogus gaus daugiau naudos iš testosterono negu žalos, jeigu jam jo trūksta. Bet jeigu jis yra sveikas ir jisai turi testosterono tiek, kiek jam reikia pagal jo amžių, tai jisai atima resursų iš ateities. Tai atsiminkit, belenkoks išorinis steroidas slopina jūsų natūralią gamybą. Taip. Tai ir jeigu jinai yra slopinama, automatiškai jinai turi ir po to atšokti. Taip. Ir su kiekvienu užgazavimu jūs vis sunkiau ir sunkiau atsistatysit. Negana to, kad tas laikas bėga ir dar laikas yra jūsų priešas šiuo atveju, nes su metais testosterono mažės. Taip. Okay. Atrodo atsakiau. Jo, tai Chebra, ką būtinai noriu paminėti jums, šio podcast'o tema šiandien susijusi ne su tuom, kad paskatinti jūs vartoti kažką, o labiau gal išedukuoti, kokios gali būti pasiekmes ir kaip iš tiesų yra su tais anaboliniais steroidais arba hormonais, kitaip tariant. Tai va. Aš tai, jeigu taip, manęs, aš dažnai anksčiau tą klausimą sulaukdavau, bet jeigu tu manęs paklaustum, aš ar rekomenduotum žmogui, kuris sieja gyvenimą su sportu, užsiimti su farmakologija? Bet kuriuo atveju ne. Nes pirmas dalykas, sterai tai yra sukčiavimas. Antras dalykas, supranti, ne kiekvienas žmogus blaivę galvą pradėjęs daryti kažką jaunas, jisai gali gerai įvertinti savo esamą situaciją, savo norus ir visą kitą. Tai jeigu tu 16 ar 18 metų galvojai, kad tu nori būti kaip Švarcas, bet žiūrėk, gali hitinti tave realybę tiesiog ir kad tu dirbsi kažkokiam tai ofise, nebūsi nei tu Švarcas, taip tu gali sportuoti, tu gali gerai atrodyti, bet tiesiog būkite realistai ir ir esu tokių ne vieną sutikęs žmogų, kuris tipo labai ilgai gazuoja, farmina. Ir klausi, tipo, kiek dar, kaip tu ką, man gerai, aš jaučiuosi, viskas gerai, žodžiu, žmogus neapsikrauna, neėma į galvą, bet pats puikiai supranta, kad kas vyksta jo organizme. Bet antiek yra įnikęs į tą reikalą, kad tipo vos ne, aš geriau mirsiu nesveikas, o gerai besijausdamas, negu tenai, žodžiu, būdamas silpnas. Tai čia toks jolo mąstymas, you only live once, ir kaip ten sakoma yra. Tai nežinau. Aš pasakysiu taip, kad mano nuomonė farmakologija, pavyzdžiui, yra savotiškas narkotikas, nes kai žmogus pasijaučia galingesnis, stipresnis, aštresni pojūčiai, viskas sustiprėja, tai tikrai yra fainas jausmas. O jo labiau, kad tai, kaip ir nėra narkotikas, tai tavęs niekas niekur nenubaus, kol tu į varžybas neini ir nesi pagaunamas dopingo. Tai va, tai šiaip geriau to testosterono apskritai anabolikų nenaudoti, o jeigu jau nuspręsit, tai mano labai lengvas patarimas. Eikit to keliu, kaip ėjau aš, ir tikrai neprašausit. Tai reiškia, maksimaliai išnaudokit savo genetinį potencialą. Tai šiaip vyras, jisai bręsta ten iki 20 kažkiek ten 7 metų gal. Tai jūs jau iki tiek metų turėtumėte realiai ir sportuoti be nieko. Todėl, kad pati branda raumens, jinai atsiras laikui bėgant. Tai kaip tik kalbėjau su vienu klientu, kad pavyzdžiui, įsivaizduokit, jums yra 25 metai ir jūs ateinate į salę ir yra 16 metų ir jūs ateinate į salę. Ir jūs darot tą patį, tai yra, tarkim, tu ten, nežinau, praeitį ir ateityje, ne? Tai mano nuomonė, kad žmogus tas, kuris yra nuo 25 iki 27, jeigu jo testosteronas yra geras, tai jis per tos 2 metus padarys geresnį, sakykime, išoriškai ir pagal jėgas, ir pagal raumenis geresnį padarys rezultatą negu tas, kur nuo 16 iki 18.
Nes per tiek metų vis tiek žmogus, kaip čia pasakyti, adaptuojasi ir išmokina save geresnių kažkokių tai pojūčių, geriau jausti kažką save. Tiesiog tu savo kūne, daugiau supranti. Čia kaip mašiną nusipirkai, tai 2 metus tu joje pabuvai ir kaip tu po 10 metų ją vairuosi, tipo. Tai jau tu ten vos neužsimerkęs gali viską daryti, žinai. Tai ką noriu pasakyti, tiesiog jaunimui geriausia būtų išnaudoti tą jaunatviškumą, tą genetinę brandą. Ir kai jūs jau ten atvarysit 8 metus, 10 natūraliai, jeigu dar jums norėsis į tą sporto salę eiti, arba net į sporto salę ne tai, kad eiti, bet dar norėsis tas didinti raumenis, iki ten neaišku kiek, tai va tada jūs ir galėsit pagalvoti vėl iš naujo. O dabar jūs, aš siūlyčiau neknisti smegenų, nes tikrai nėra nieko baisiau, kai žmogus nesubrendęs šokam. Taip, aš ką noriu pridurti, nepamiršim, kad tas nuo 16 metų iki gal 20 ar iki 21, aš nepamenu, kada išsivysto ten paskutinės smegenų ląstelės, kur atsakingos už tą visą atsakomybę. Ir tas jaunimas dažnai nejaučia dar atsakomybės jausmo, kas susiję su visokiais veiksmais ar vartojimu, tarkim, tuo pačiu. Ir iš esmės galima net nuo pat mažų dienų susigadinti gyvenimą, iš esmės. Jo, tai taip, tai jaunystė, kvailystė, durnystė, kaip ten sako, žinai, ir ne veltui tas yra. Taip geriau jaunam žmogui pasimokinti iš tų vyresnių, bet aš suprantu, kad gyvenime, tu turi ir ant savo šiknos kažką patirti, kažkur užsigauti, kad tu biški kitaip, negali visiškai vakume, bet, kartais būna tas ta kaina, kurią tu nori patirti ant savo šiknos, jinai gali kartais būti neproporcionaliai tau žalinga, kaip jaunam žmogui. Taip. Tai va šiuo atveju su farma taip ir yra, kad jeigu jauną žmogų sodinam, geriau gert Coca-Cola, būnant, ta prasme, jaunam, ar ten, nežinau, ten kavą gert, dar kažką. Kas blogiausia, jeigu dar tas jaunuolis pradėjęs sportuoti, pradeda vartoti ne tam, kad ant podiumo ateityje stotų, kur ten iš esmės, jeigu tu nevartosi, kitas vartosi ir tu nelaimėsi. Taip. O tam, kad pliaže gerai atrodo. Tai čia blogiausias mano scenarijus irgi. Jo, tai kad pliaže atrodyti nereikia gerai, kad atrodyti nereikia farmakologijos. Tikrai ne. Ta prasme, vėlgi, tai jūs nuspręskit, kas jūs norit būti, ar jūs norit būti didelis raumenų kalnas, ar jūs norit gerai atrodyti. Nes jeigu nori gerai atrodyti, tai užtenka gyvenimo būdą susitvarkyti, kas liečia mitybą, aktyvumą ir viskas. Miegas jo. Miegas čia kaip taisyklė vėjo. Numeris 1. Jeigu esat nepamiegoję, nepasportavę ir nepavalgę, eikit pamiegoti. Taip. Aš anksčiau sakyčiau, eit pavalgyti. Aš sutinku. Kas žaidė Simsus, nežinau, Simsus žaidės, kur statai ten. Sims 2? Sims 2, ten desyti visokius. Tai nežinau, žinot ar ne, jeigu neduodi tam charakteriui pavalgyti, į tūliką ar mėgoti, viskas ant nulio, tai jisai nukris ant žemės ir užmygs pirmoje vietoje. Nepamiš, neeis valgyti, o nugrius ant žemės ir pradės mėgoti. Tai realiai, prašau, Simsuose labai daug atsakymų. Taip, iš esmės be miego nebus kada augti raumeniai. Be maisto nebus medžiagų, iš kurių reikia atstatyti raumenį ir auginti, o be fizinio aktyvumo arba, tarkim, to paties svorio kilnojimo nebus raumeniui stimulo. Tai iš esmės, jeigu išmeti vieną iš tų 3, tai jau progresas bus žymiai lėtesnis. Tai teisingai, Taip, ir nereikia jų net lyginti tarpusavį. Kiekvienas skirtingą dalyką daro. Bet jeigu taip dėliot nuo viršaus iki apačios, tai miegas, mityba, aktyvumas. Nors dabar aš dar galvočiau, ar mitybos su aktyvumu ne tam pačiam. Žinai. Aš irgi apie tai pagalvočiau. Nes mes ir kažkuriam podcast'e kalbėjom, kad aš kažkur girdėjau, kad yra jau įrodyta, kad šūdiną mitybą gali kompensuoti aktyvumu, o aktyvumo nebuvimą su gera mityba nekompensuosi. Tai čia iš sveikatos perspektyvos. Tai žodžiu, nesvarbu, kad ir kaip šūdinai valgot, vis tiek judėti reikia. Būtinai judėti reikia, bet tvarkinga mityba tiesiog palengvins viso to efektą arba rezultatą ir pagreitins tave ateimą iki to rezultato, kurio tu nori. Kalbant apie natūralius būdus.
Taip, mityba dar ir savijautą duos, nueiti tenais, nes jeigu tu valgai čipsus, pizzas ir skaičiuoji kalorijas, tai tos kalorijos yra prastesnės kokybės, tu tiesiog prasčiau jausies. Blogiau dirbs tavo variklis, lievų tepalų į mašiną įpilk ir ten gerų įpilk. Manau, kad skirsis, darbas variklio. Tai čia tas pats, tu gali nuvažiuoti iki tos pačios statelės, bet kaip tu nuvažiuosi, kokioj kokybei, kokiam komfortui ir kiek tau kainuos, tai tavo nervinių ląstelių, tai yra visai kas kita. Nes, yra žmonių, ypatingai tie, kurie jau daugiau sportuoja, kurie turi tą išsivystę viduje kovotoją, tą tokį, kur per diskomfortą galėjai, tai, paprastam žmogui kaip tik reikia kuo mažiau diskomforto. Taip. Geriau, kad jo kuo mažiau būtų, nes tas diskomfortas jam gali labai greitai sukelti didelę demotyvaciją kažką daryti. Tai va, o mūsų sportininkus kartais net, mes žinom, kad reikia, eini ir darai. Taip, tai šiaip dar kitas visai įdomus klausimas. Kokį poveikį anaboliniai steroidai gali turėti psichologiniai būsenai, pavyzdžiui, savivertė, pasitikėjimas arba priklausomybė, išvaizdai ir panašiai. Tavo nuomonė. Jo, tai vėlgi, pradėsiu gal vėl, aš mėgstu taip. Gerai. Pradėsiu nuo tokio pasakymo. Jeigu tu esi durnas ir pradedi ir išgeri alkoholio, pasidarai dar durnesnis. Jo. Jeigu tu turi savy kažkokių tai užslėptų emocijų, jos ir išlys dažniausiai, kai tu esi kažkokiam tai hype. Tai dažniausiai kaip yra su ta farma. Pats testosteronas, tai vyriškumas. Kas yra vyriškumas? Kovoti, ten, sakykime, eiti, padaryti, žodžiu, išsaugoti, nežinau, ten instinktai. Instinktyviai. Jo, toks, sakykime, didesnis karštošiškumas. Testosteronas, lyginant su estrogenais, moteriškų hormonų, jisai tipo skaitasi, kad nėra tas, kuris sukelia jautrumą. Jis kaip tik duoda pasitikėjimą savim ir taip toliau. Tai žodžiu, nuo didelio pasitikėjimo savim, kurį atneša testosteronas, sakykime, mažiau stabilus emociškai žmogus, jam gali tiesiog sustiprėti agresija, pyktis, užsidegimas, visos va šitos tokios, sakykime, kraštutinės emocijos, kurių geriau nebūtų gyvenime. Taip. Mes dabar, kai kalbam apie testosteroną, tai kaip ir minėjau, yra daug išvestų visokių hormonų iš testosterono, bet turbūt apie vieną iš jų labiausiai visi esam girdėję, kurie sukelia būtent tokį išprotėjimą galvoj. Tai trenas. Nežinau, esi girdėjęs, ar ne? Trenbalonas, jo. Trenbalonas, trenas, treno acetatas, ten treno vis, žodžiu, daug jų formų. Tai, kiek žinau, arkliams sukurtas yra. Tai, žodžiu, ir arkliai mažiau gazuoja negu žmonės. Tai, žinai, mažesnius kiekius gauna. Tai, trenas, tai ten yra, kiek žinau, iš vis. Aš gyvenime jo esu ragavęs, bet esu labai mažą kiekį ragavęs ir vieną kartą tik tais. Tikrai neturiu ką slėpti ir esu gyvenime irgi tos farmakologijos paragavęs. Buvo gyvenime momentas, ypatingai varžybos, kultūrizmo, kai ruošiausi, dar turėjau tokių neišpildytų vidinių svajonių, bet labai džiaugiuosi, kad užteko vieno sezono suprasti, kad čia yra per didelė kaina, kurią aš noriu atimti iš savęs sveikatą ir nieko už tai praktiškai negauti. Realiai. Jeigu tu ten esi kažkoks profesionalus labai sportininkas ir tavo ten šakoje uždirbami yra milijonai ir tu galvoji, kad jeigu biški sučytinės, tu gali kažką tai ten, žinai, uždirbtos pinigus, tai okei, bet iš raumenų augimo jūs neuždirbsit. Taip. Jūs galite uždirbti iš treniravimo. Taip. Bet ne iš raumenų augimo. Čia nėra tam infrastruktūros visiškai pas mus Lietuvoje ir pasaulyje netgi sakyčiau, o kad tenais kažkokia tai maža dalis žmonių pasaulyje uždirba daug iš sakykime, bodybuildingo ar to viso ir jie farmina, tai nėra jūsų pavyzdys. Tai, prasme, neturėtų būti. Tai jeigu dabar šausit farmos, užauginsit raumenų, tai bus tokia situacija, kad praeis keli mėnesiai nulipus nuo kurso ir gali būti taip, kad jūs net neatlaikysite emocinio dugno, kurį jūs patirsit, nes nulipus nuo farmakologijos reikia atstatyti natūralų testosteroną.
Tai va, ir dažniausiai ta psichologinė būsena turbūt yra šudiniausia ne kai tu ant farmos, jinai geriausia yra. O vat šudiniausia, kai tu esi po. Ir tada ir depresuchos gali prasidėti ir taip toliau. Sakai, atstatyti testosteroną, tai reiškia, tarkim, gali neveikti libido. Tai jo. Tai visiškai, ta prasme, tu gali, taip, tu gali kuriam laikui ir impotentas būti, ta prasme, tau gali ir psichologiškai nesinorėti, ir taip, ir tu jautresnis pasidarai, nes, prasme, tavo kūne dabar yra estrogenai, testosterono nėra. Nu, tai, o kas yra estrogenai? Nu tai moteris. Taip. Tai automatiškai tu ir esi, prarandi tas vyriškas savybės. Ir vat, jeigu neatstatai greitai, gali būti prasidėti ir visokie psichiniai dalykai. Tai gal ir terapijos psicho reikės. Nu, esu girdėjęs tokią situaciją, kai žmogus tiesiog po kurso į depresuchą puolė nesugebėjo susitvarkyti. Aš supratau. Buvau girdėjęs irgi čia kartais, ar labiau čia gal paryškinti, ar čia papildas labiau, ar labiau prie šitų hormonų priskiriama, pavyzdžiui, multimaka ekstraktas ar kažkas tokio, jeigu žinai. Nu, maka tai čia yra šaknis ten kažkokios, tai apie maką kalbam, bliamo, kaip. Vat jau senai papildų šopę nebedirbu, tai ir nebeatsimenu, mokėdavau visus lietuviškai pavadinimus. Žodžiu, tai yra iš Peru, man atrodo, žolelė kažkokia šaknis, kurią naudoja libido ir testosterono skatinimui. Tai yra žolelė, ta prasme, tai nėra farmakologija. Ir testosteronui skatinti yra daug žolelių visokių, daug visokių junginių. Bet, nu vėlgi, jeigu pas jūs testosteronas 5, tai skatintojas neišgelbės. Bet jeigu pas jūs 20 ir jūs pakelsit iki 25, nu, tai šiek tiek taip geriau jaustis. Bet tai nėra kažkoks tai, sakykime, gydymas. Gydymas jau turi būti gydymas. Tai turi būti jau farmakologiškai skatinamas testosterono išsiskyrimas. Papildai lengvai paskatinti gali. Bet kartais, papildų parduotuvėje, kai dirbau, esu tokių istorijų girdėjęs iš klientų, kurie ateina, nusiperka, grįžta po to ir pasako kosmosus, apie kuriuos tu net nepagalvotum. Tai buvo, ten atsimenu, po šiai dienai, žodžiu, yra tokia medžiaga, visi turbūt esat girdėję, tribulus terrestris, eilę metų, čia turbūt vienas iš pagrindinių, tai dabar netgi jaučiu dar skaitytume, dar sakytų, kad ten tas tribulus terrestris neturi įrodymų, bet realiai tribulus terrestris tai yra gulščioji ragužė, man atrodo, taip lietuviškai vadinasi, ir jinai, nu, tipo, kaip testosteronas, skatina testosteroną kaip ir netiesiogiai per libido, nu, žodžiu. Bet tas tribulus terrestris, vieną kartą bičas pas mane atėjo, nusipirko tribulio, nu, mes tribulį vadindavom, ir po 2 dienų ateina ir sako, kosmosas sako, išsimegojau pirmą kartą gyvenime. O ten buvo tribulus terrestris didelė dozė su cinku. Cinkas ten dar mėgo kažką. Žodžiu, tai ką noriu pasakyti? Tai tu įsivaizduok, tipo, aš žmogus, kuris pas mane atėjęs, aš mačiau depresuotą, liūdną žmogų. Už 2 dienų jis ateina įsišiepęs. Aš negalėjau patikėti. Aš realiai, tipo, jo dar klausiau, sakau, tu tikrai tik tą, tu, ta prasme, nieko daugiau papildomai nesugalvojai kažko paimti. Nu, nesako, va, tu parekomendavai, sako, aš išgeriau tabletę, man už 2 valandų jau kažkas. Tai aš netikiu, kad ta medžiaga galėjo duoti tokį efektą. Aš manau, kad čia labai smarkiai sužaidė placebas. Ir kas yra placebas, tai kai tu gauni tą, ką tu galvoji, kad tu gauni, iš tikrųjų tu to negauni, tu galvoji, kad tai duos tau efektą ir tada tu tą efektą sukuri pas save galvoj, o ne iš tikrųjų tas efektas yra. Tai aš manau, kad žmogus antiek buvo save nežinau kaip čia, nuleidęs ant žemės tam liūdesį, kad jam užtieko placebo kažkokio, kad jisai psichologiškai save perjungtų į kitą būseną. O tas tribulus terrestris, tai čia papildas? Jo, papildas, tai. Supratau. Irgi žolelė, ekstraktas. Taip. Ką svarbiausia turi žinoti jaunas žmogus, nebūtinai jaunas apskritai žmogus, prieš galvojant, ar reikia man tų steroidų ar nereikia? Tai pirmiausia, nereikia, iš karto atsakysiu, čia kad sutaupyti jūsų laiką, tai nereikia. O jeigu jau galvojat, tai padėliokim biškį už ir prieš. Gal labiau prieš, nes už, tai jau kalbėjom. Ta prasme, taip, užsihypinsi, jausies supermenu, bet jo, vis tiek, kokia kaina yra šito dalyko. Tai belen kokia farmakologija labiausiai
jeigu jinai yra leidžiama, o ne tabletėm, jeigu jinai yra tabletėm, tai dažniausiai dasijungia ir kepenų žala. Jeigu jinai yra ne tabletėm, tai yra visas kitas žalas be kepenų. Čia taip paprastai, kad suprasti. Jeigu jis yra leidžiamas, dažniausiai yra leidžiamas testosteronas, tai testosteronas pats iš savęs, tai ne tik, kad jis išjungia jūsų natūralią gamybą, jūs atimat resursą iš ateities ir tikėtina vyresniam amžiui turėsit mažiau testosterono natūralaus negu... Taip. Tada antras dalykas yra širdies ir kraujagyslių problemos. Tai testosteronas ir visa farma didina blogojo cholesterolio lygį ir mažina gerojo, kas automatiškai gali padidinti ne tiek, kiek patį cholesterolį, gali ir padidinti jo, bet paprastina jo kokybę, nes kai jūs darote tyrimus cholesterolio, tai gydytojas pamato, kad jis neviršyje bendras ir sako liuks, bet reikia žiūrėti dar gerojo ir blogo santykį, labai svarbu. Nes gerasis cholesterolis nuvalo blogai nuo kraujagyslių sienelių. Tai va, tai čia turbūt irgi vienas iš, tada kelia spaudimą, tirština kraują. Taip, prakaitavimas dar... Tai jo, prakaitavimas gali... Jo, ne visiems, čia vėlgi nuo žmogaus priklauso, jeigu žmogus linkęs į spogotumą, tai gali iššaukti aknę. Nekalbu apie tai, kad gali būti pilna visokių šalutinių. Dar kažkokių tai tam žmogui ypatingų, alergijos ten kažkokios tai, dar kažkas tai. Kas dar, tai vėlgi, kad jums gali smegenys susukti, dar vienas, sakykime, minusas yra. Kitas dalykas, kad naudojant jūs infekciją galit pasigauti. Turėjome, jeigu adatą panaudoti. Arba pats blogai darai, arba yra iš juodos rinkos gautas užterštas produktas. Neaišku, ką ten gauti. Jo, nes 99% žmonių tikrai ne vaistinėse farmą perka, čia nėra ką meluoti. Kas dar iš tokių žoskesnių, žiauresnių? Net nežinau, dabar nepuola į galvą. Ganėtinai labai rimta tema, čia gal šiandien mažiau to kokį nors bairio iššovimą. Jo, tai yra rimta tema iš tikrųjų, nes tai yra smarkiai išplitę sporto salėse, ne tik sporto salėse. Ir yra problema. Jeigu anksčiau žmonės suprasdavo, ką daro, lipdami ant kurso vadinamo, dabar tai yra kaip saldainiai. Nes dabar, tai paviršutiniškai visi pasidomi, gal net nepasidomi iš esmės apie šalutinius visus. Ir aš spėju, kad jaunimas net nepagalvoja ir... Elementariai, ta prasme, chebra, žiūrėkit, kaip yra. Tu, kad savo jaunam kūnui daroma žalą šiai dienai, kad tu suprastum, kad tu darai žalą, tu suprasi ne dabar. Taip. Tu suprasi po 10, 20, 30 metų. Dėl to jaunimas ir nurautas, nes jis čia ir dabar nejaučia negatyvių dalykų. Kai tu vyresnis, tu kažką padarai, tu kitą dieną jau gali jausti. Taip. Tai va čia ir yra turbūt didžiausia problema ir švietimas tada tai gali sustabdyti jaunuolį kažkokį. Iš esmės tai nei mokyklai, pamenu, niekada apie, pavyzdžiui, tokius preparatus nebūdavo šviečiama. Aš apie steroidus daugiau sužinojau tik, kai universitete studijavau ir tai ne pirmam kursui, gal trečiam kokiam. Grinai apie dopingą ir jau visi tie šalutiniai poveikiai. Tai iš esmės iki 20-21 metų aš labai apie tuos steroidus kaip ir nežinojau. Žinau, kad toksai yra, bet man nebuvo poreikia, aš nesidomėjau iš esmės. Aš tai žiauriai domėjausi. Aš pirmą dieną į salę nuėjęs pradėjau domėtis apie farmakologiją. Matai, pas mane tai dėl to ir klaimo ten vis tiek. Ne, tai jo, tai pas tai buvo jo. Tu buvai kitose aplinkybėse, kur tavęs neskatina aplinkybės tos farmos naudoti. O aš buvau oldschooliniam džime, kuris jau skatina iš tolo jau tas džimas. Pagal kvapą tu jau jauti, kad tu nori. Taip. Nes pas mane tai buvo grinai baltymai, aminorūgštys, kreatinas, glutaminas ir visi vitaminai, kur A, B, C, D. Visas spektras, supratau. Tai bazė, standartas. Ir iš esmės dabar tikrai trūksta, manau, Lietuvoje to švietimo apie visą tą farmakologiją, apie tai, koks yra poveikis. Švietime mokyklai, tai mokyklai visai kitokią biologiją daryčiau. Taip. Arba daryčiau biochemiją.
Ir tada kūno kultūra užimtų X2 laiko. Taip. Bent dėl to, Nes kad tikrai jaunimas su vis tuo- mažiau juda ir Čia kūno kultūra atskiras būtų... podcastas. Jo, ir kūno kultūra būtų turbūt labiausiai sunkiausiai išlaikomas kažkoks tai dalykas. Jo, Kad jis nebūtų, čia biškiai apsimesim, kad kažką darėm ir rašys 10 tipo. Aš atsimenu, kaip mūsų laikais buvo, tai aš dar jau buvau pereinamam tam laikotarpį, kur tipo jau ta kūno kultūra jau prastėjo, bet dar mes ir krosiukus bėgiodavom ir dar turėjom kažkokius normatyvus padaryti ir taip toliau. Mano laikais tai tinklinio kamulio pamušinėjimas, keletą pristraukimų, bet iš klasiokų tikrai nedaug kas jos padarydavo. Aš kaip iš reklamimo tikrai daug padarydavau tų pristraukimų, bet visi kiti tai, tos kūno kultūros 2 valandas per savaitę, labai prastai Lietuvoje su tuo fiziniu aktyvumu. Labai prastai, nėra švietimo, nes, supranti, jeigu šioje Viską vietoje... į čia tiša, bet ne į čia. Jo, jeigu švietimas pagerėtų, žmonės, mano nuomonė, būtų sveikesni ir darytų šiaip tokius labiau blaivius sprendimus, žinai. Taip. Tokius labiau, žiūrėk, paprastas dalykas, prasme, aš pagalvojau, žiūrėk, vaikai nusiveda į McDonald's. Žiūrėk, aš turiu dukrytę, ne, mažą. Ir nusiveda, aš ten tiek retai ir jeigu varom, tai, ta prasme, kolos aš neduodu. Kola 100 mg, apart tų ten 20 gramų cukraus, turi apie 40 mg kofeino. Jo. Tu įsivaizduoji, mažam vaikui neduoda kavos, neduoda juodos arbatos, bet duoda kolą. Nes galvoja, kad ten kofeino nuotrupos, kokios nuotrupos, 0,5 litro vaikas buteliuką išgėręs, gauna 100 gramų cukraus, čiutne, ir jis gauna apie 105 mg kofeino. Tai čia monsteris. Red Bullis. Tai tu įsivaizduoji, tai jeigu vaikas mažas gauna stimuliantą ir cukraus tokią dozę ir žmonės nesusimasto, tai aš nebežinau, ką pasakyti. Nes, ta prasme, esu tokių istorijų girdėjęs, kad, realiai tai yra įprasta diena vaikams. Kolos butelys. Jo. Tai įsivaizduoji? Šiaip, realiai. Tai aš negaliu pykti ant tėvų, nes tėvai irgi gali nežinoti. Taip. Bet jeigu sužinojot ir nieko nedarot. Tai aš tai dar noriu palyginti. Prieš 50 metų, jeigu įsijungtum kokią nuotrauką, jaunimas, vyrukai, kokia nors mokykla. Visus ant podiumo gali Visi, statyti. jo, tokie gražus viską. O dabar, didelė dalis jaunimo yra tikrai ant nutukimo ribos ir tai yra, sakyčiau, labai didelė problema. Ir mes, ką matom sporto salėje, pavyzdžiui, kūdus, jaunus žmonės, tai čia mes tik matom vyšnaitę. Tiek žmonių daina iki salės. Jo, tą patį norėjau sakyti. Ir kartais pastebėjai, kad netgi šitas dalykas mums gali iškreipti biškį mąstymą. Taip, nes atrodo visi tokie. Atrodo, kad visi tokie. Kiek nedaina iki salės. Tai dažniausiai tai išlenda, kad tu esi aktyvesnis ir ten sportuoji labiau negu aplinka, kai tu nuvarai kokią giminę balių, su kokiais ten senais draugais į kokias baidarės nuvarai į pirtelę. Ir prasideda tos kalbos apie tą sportą, tada rankom gal lenkiam, žinai. Ir tada tu pamatai tą tikrą įveidą, tos sluoksnius, žinai, kiek iš tikrųjų žmonių yra, kurie norėtų sportuoti, bet taip ir net nenueina. Tai dar užtenka, žinai, nueiti į Lidlą ir pasižiūrėti, ką žmonės perka. Šiaip, tai čia... ne tai, kad gal ką perka, o kas iš pradžių atėjus. Bandelė, taip. Čia visokie čipsai, kolas, fantas. Visur, kur yra cukrus ir... Visi šitie dalykai prekybos centram yra patogu, todėl kad tai padaro jūs priklausomus. Dėl to tos visus dalykus ir kiša prie kasų, kad tu visada pro jos praeitum. Atkreipkite dėmesį, čia rimtai, aš kai mokinausi finansų ekonomiką, pas mus buvo marketingo seminarai, užsiėmimas. Ir per juos aš sužinojau, čia aišku sena informacija dabar, bet tai jinai aktualiai, kad prekybos centrai iš tikrųjų jie dėlioja viską pagal psichologiją. Ir spalvas parenka, ir lentynose skirtingose aukščiuose atitinkamai skirtingus produktus deda. Tai visada prekybos centruose gale bus sveiki dalykai. Kaip sveiki, maistas. Pieno produktai, mėsa, bulka, sakykime, kažkokia, ne. Bet tu turi praeiti pro visą tą chlamą, nesąmonės tas visas. Pro alkoholį netgi dažnu atveju turi praeiti.
pro čipsus, pro saldainius, kol tu prieini prie to, ko tu nori. Ir Taip. aišku, kai tu dar stovi, kamštį norėjau sakyti, Taip. eiliai, tai Dar dar tau aišku, prie nosies dar visokie sausainiukai. snikersiukai, tviksiukai, žinai. Tai jeigu į šitą pavyzdį nuėjęs vakar raugintų agurkų ieškojau Maksimai, Oho. tai jie buvo apatiniai lentynai, nes viršui buvo tik marinuoti, tai čia jau kas actas pagrindė. O ten, kur rauginta probiotikai, Jo. tai apačioje ir toksai. Aš jau Beje, žmonės, pasimečiau. ne visi žmonės skiria marinuotus nuo rauginto agurkų. Aš irgi. Čia prieš yra metus skirtumas, neskyrėm. chebra, rauginti sveikiau. Jeigu Tikrai. ką. Jo, marinuoti ten biški daugiau niuansų. Jo, tai geriau raugintas. iš tikrųjų. Jo, nu, pavyzdžiui, jeigu pas mane įsigytumėt mitybos planą, ne, taip jokas jokiais, bet, pavyzdžiui, pas mane, kai žmonės kreipiasi dėl mitybos, tai aš jiems sakau, kad tu gali valgyti daržovės ir konservuotas ir visa kita, bet jos negali būti marinuotos, jos gali būti Taip. raugintos. Mhm. Tas raugas irgi gerai, kai jo ne per daug. Šiandien, nu, kaip ir matot, turbūt iš tų visų podcastų, kuriuos ir iki dabar matėt, toks rimčiausias podcastas, bet mūsų podcastas ir nėra vien tik tais apie kažkokius tai bairius iš gyvenimo ir taip toliau. Mes kalbėsim ateityje apie rimtas temas su rimtais veidais ir rimtais svečiais. Taip kad jeigu matot, pavyzdžiui, kad šioje temoje dar norėtumėt kažką sužinoti ir norit antros dalies, Taip. tai visada galime ją padaryti, bet tada jūs turit mums sugalvoti, ką mums pasakot. Jo, Tai jūs turit klausimų prirašyti mums į komentarus, bet taip normaliai prirašykit ir aiškiai, kad suprastumėm. taip. Žodžiu, jokas jokais, tai bet kuriuo atveju ačiū, kad šiandien su mumis buvot. Ir Rolandai, gal tu dar nori ką nors sveikinimą pasakyti? Na, iš esmės, man šita tema, sakyčiau, galbūt mažiausiai žinoma apskritai, Aha. nes pats farmakologiją per daug nesidomėjau. Nu čia domėtis, pačiam reikia. Nu taip, taip. Man kadangi neaktualu, aš niekam niekada nerekomendavau to, tai aš čia labiau buvau kaip klausimų uždavinėtas, bet šią temą suprantu, kad gal bairių visokių gali būti mažiau, bet tikrai norėjom apimti tokią rimtą temą, kad biški pašviesti jaunimą, kad nu nedarykite to, ko tikrai nereikia. Arba subręskite tam, Jo. neskubėkite. Tai va, su jumis buvo Ne tik raumenis podcastas, Rolandas ir Andrius, ačiū, kad atvykot, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad spaudžiat like, ačiū, kad prenumeruojat, ačiū, kad komentuojat, žodžiu, jūs labai visi faini, labai geri. Tai iki kitų kartų ir pasimatysim. Iki. Čiau.